Pasiūlymas iš šiukšliadėžės. Žinai, bičiulė, kad jau mes čia ką tik apie tą Harry Potterį kalbėjom apie tos burtus. Burtus ir magiją. Magiją ir burtus. Tai radau aš tokią burtų lazdelę beveik, ko ne. Čia internetinėje parduotuvėje, kur parduodami itin keisti dalykai. Žinoma. Na ir ką tu ten radai? Radau vorų gaudyklę. Oi, čia iš tikrųjų čia ta prasme rimtai, čia yra vorų gaudyklė. Nu, kadangi pabandom papasakot, kaip tai atrodo. Tai yra, na, sakyčiau, tikrai tokia burtininko lazdelė su rankena, tokia lazda. Ir jos pabaigoje supranta toks šepečiukas, kaip dantų šepečio toks kažkoks. Žinot, kai tas elektrinės būna, kur sukasi, galbūt ten tokia apvali. Taip, tai čia maždaug taip. Nelabai suprantu, kaip jis veikia, ar jį dar reikia kaip nors ten įjungti, ar tiesiog su to šepečiu imti ir sušepetint tavo vorelį voriuką. Tu matai, aš kažkokį jungiklį tai matau ant tos lazdelės. Gal jis elektrinės, gal jis kažkaip padaro ir voriukas nusivorina. Nu, tiesą sakant, nelabai malonu. 13,5 pinigų. Bet tu žinok, aš net nežinau, kas būtų labiau nehumaniška. Ar tai kaip su šita lazdelė taip suvorint tavo vorą nuvorinti. Ar taip kaip aš darau. Tai aš darau taip. Aš įjungiu dulkių siurblį. Ir juos susiurbiu. Ir įsivaizduoju, kad bet taigi susiurbi į siurblį ir tada iš siurblio po truputėlį voras išropoja atgal, aš taip įsivaizduoju. Nu tai kaip tu čia ne. O aš bandau patikėti, kad ne. Jie ten jau kai susiurbti, tai vis tiek galbūt patiria kokią nors smegenų sukrėtimo stadiją ir gal jau jie nebeišropoja iš ten, nes kelio atgal neberanda, nes jiems susisuka galva. Nes šiaip dar yra, žinai, tas buitinis paprastasis žiaurusis, vulgaris, primityvus būdas, kai sutapkė. Pliaukšt per sieną. Eteryje Livija ir Vaida.